Kokia manęs šaukiai, kokia programa nerolas. Kur dabar? Tu juokauji. Tu ties pabėga? Įdomu, kaip man pasivaizdas. Labas rytas. Va čia su Ignu dabar labai sunku pasisuk. Su Ignu atvažiuojam. Einame link Šiaulių geležinkelio stoties ir ten pajudėsime link Plungės. Vėliau planas važiuoti iš Plungės į Platelių. Blembačkį. Važiuoti iš Plungės į Platelius. Sakau gražus. Saulės patekėjimas. Nėra čia ta Igna. Tada parodo, tipo, čia toks piskiukas eik. Pas tai irgi ten kažkur paskiau. Tu aš tau kai duosi. Grupinis bilietas aš. Ai, gerai. Gerai, einu iš tualetą, gal nebefilmuosiu? Ai, tu filmuoji. Au, skaus kojas jau. Bet toliau važiuojam žvyrkeliu. Iki Babrungių liko apie 2 kilometrai. Ignai už galą. Va, biškį sustojom. O Ignas biškį susidūrė su techniniam problemam. Problemos, žinau kokios problemos. Žiūrėk, aš paminsiu, pabandyk paklausyti. Įsidėk. Kodėl lyja? Nesusitaisau dviračio. Čia yra giliau problema. Kur čia giliau? Nu, va, Ar čia giliau? Gerai matai. Ar iš grandinės, ar iš dantukų tų? Na, dantukai ne. Bet manau, kad čia grandinė padėjo. Nu, kurioj vietoj tada? A tau kimba oda? Nu, tai sakyk. Tai dabar. Čigna bagažas, o čia pat mūsų tokie bagažai. Nors sakiau, kad Beretavęs lindanas, tu sultingas. Ką čia turim? Ignai vėl susipėjo dviratis. Šiandien gerai viskas labai sekas. Čia rezervatas, mačiau, yra. Kad jisai rodo apsisukti ir čia nėra kur pravažiuoti. Ko tu manęs šaukia, jeigu čia programa nerodo taip? Man kažkaip neatrodo čia legit kelias. Gerai, varom man gal. Nu, ta prasme, čia yra kelias, bet nu... Nepavažiuosi normaliai čia. Nors šitavo man rodo čia važiuoti. Žiūrėk, paskui čia nedaug, čia paskui išlysim normalų kelią rodo. Gerai, nu bandyk. Nu ir užsėsk. Ir pagauk tą pagreitį ir bandom važiuoti. Ant mažo bėgia lengvai. Kur dabar? Gerai, nebeimprovizuojam. Grįžtam atgal. Mes čia valandą sugaišam, tiesiog šūdą valdom. Bet švarias padangas bent jau dabar. Tikrai čia? Tu juokauji. Eik tu. Gerai, kad tu čia varai. Kaip užnešė. Voratinklas, filmuojam? Filmuojam? Ai, jisai filmavo. Čia kaip filmavai. Kaip arsi... Jo. Tai va, galite susipildyti visus gėralus. Oi, šaltinėlį. O, pažiūrėk, mineralizacija. Čia apsinešim. Žiūrėk, va dabar nėra vandens, tai bus vandens. Apsinešim nuo tiek mineralų. Filmuojam, pilam vandenį. Pilai, ne? Einam biškai dabar biškai kitą POV filmą pafilmuot. Einam dabar biškai kitą POV filmą pafilmuot. Girdės per kamerą šitas. Ir įkelsiu būtinai, nes matome eksamiausias porno yra POV. Du, aš neturiu ko slėpti. Nu palauk, nu tai aš man čia... Ne. Važiavam Platelių ežero panoramą. Jeigu kažkas nuvažiuot, aš visai 100 eurų duočiau. Gerai, nėra šiltas labai vanduo. Nu va. Ar ne, viršėm greitį. Pravažiuokit. Pravažiuojam. So now we stopped at the kebabai. Small city vibe. Small city vibe.
Everyone speaks very žemaitiškai. Pusę šiaurio ką. Kol kas labai gerai, kiek kilometrų nuvažiavam, reikia daugiau papasakoti apie pačią kelionę, nes nieko nekalbam. 42 manos. Nežinau, jis kažkaip. Va, telefą pasiimsiu. Mamai kelti. Ai va, tas jau prie kavos. Popiečiai. Ir čia smirda vėl kaimų. Naujus vardus ir lapsos. Eik, tu jau šikna pareina po biškį. Biškį nukrita greitis, Ignas biškį atsilėk. Kaip man atrodo su to balionkė. Taškas veidą. Ui, tu savo kaip kietai atrodo. Tikiuos matęs per kam. Eik, nesimatė čia. What the fuck? Bet jos pabėgo. Pala man atsikabino. Pažiūrėk, iš abiejų. Jos, čia mes negerai padarėm. Jos negerai, jos pabėgo, matei? Ne, nebuvo, vis normaliai. Tiesiog tu, ten kažką pasakei ir jos tiesiog per tvorą perbėgo ir dabar į gatvį išbėgo. Bet atėjo kažkoks žmogus susirinkti. Važiavom į paukščių stebėjimo vietą. Nieko nesimato čia. Nu, fainai. O, žiūrėk, gyvačiai yra. Ble, jo, žiūrėk, tavo draugas yra. Yra čia. Ir yra... Einam pas katinuką. Kur katinukai miega. Tai va, greitai taupom vietą, pasistatėm palapinę, suradom vietą, žodėjom ten toliau yra nesimatys. Tai atvarėm čia yra užuovėje šiek tiek, čia privemta keliose vietose. Čia išsikepsim šašlykus, žiauriai stipriai lyja, vis čia statysim main palapinę, čia ta, kuri praleidžia vandenį ir kišim daiktus, nes norim, kad visi daiktai sušlaptų, bet kokiu atveju, o daugiau dviračius čia pririšim, bandysim pririšti, ten yra tūlikas, kur persirinksim ir labai pykstamės. Iš tikrųjų tai nesipykstam, tiesiog labai norim greitai kokybiškai viską padaryti. Ir kas dar. Tai dabar tiesiog, sakau, įsikuriam, pasišildom, tada eisim persirengti. Šiaip dar norėtumėm varyti nusmaudį, jeigu nustos lyti ir vėjas nustos. Pasisekė su orais. Greit pakalbės. Tai taip, minutę kalbu tik. Traukai 5 minutės. Labai greit laikas bėga. Buvom parduotuvėj, bet to apsipirks. Nusipirkom dešrelių, duonos, vandens, daržovių, pomidorų, agurkų ir viskas. Viskas gan greitai vyksta, užsikūrėm. Opa, pasistatėm palapinę, tą be reikalo, kaip matot, kiaurai šlapė, bet ten biškį daiktų nereikalingų susidėjom. Gal dabar nueisim šilto alaus atsigerti, nes girdit, koncas ten toliau vyksta. Bet neaišku, koks ten per koncas, nes man atrodo laukė. Šitos kelnes termo šlapės. Nu žodžiu, biškį tikrai išmokom, kad nereikia važiuoti iš vis tokias keliones. Jo, Ignas sakė, nes bidėjo. Nu dabar išgerčiau, o čia ir eičiau miegot. Šitas irgi. Nebijok, mats bijo filmuoti, pasirodė. Kaip koks anabolikų prišardz. Atsisuk. Tai ko tu nesurodė, kad eik, tu dar dafiga turi? What the fuck, tai štai šiandien valgom. Išlenda saulė. Nebėra. Saulė. Išlindavo. Parinžiak. Parbėk. Čia kuičiasi du. O mes turime spėti traukinio, o jie kuičiasi.